sveikos moteris, mamos, sesės, dukros, sielos draugės. Mudvi su Mėta gegužės 10, 11, 12 dienomis keliaujame ir norime pakviesti jungtis į moterišką bendrystę ryšyje, pradedant nuo savęs, skleidžiant kitam ir jungiantis tarpusavyje, pas Simoną Kupetienę stovykloje, meilės namuose, kur viską pastiprina gamta, bendra sąmonė ir moteriška energija. Tai yra stebuklai. Mes jau buvom. Taip. Ir mes būsim. Mėta, kaip tu jauteisi? Dukra. Taip ramiai, atsipalaidavusiai, kaip čia pasakyti, nuostabiai, tiesiog ta stovykla man taip patiko, buvo taip ramu, taip gera, tiesiog tokiai atvirai būti, tiesiog buvo nuostabu. Gerai girdėti. Iš tiesų, jaučiuosi išpildžiusi didelę dalį motinystės, parodinama dukrai šitą kelią, parodinama dukrai šitą galimybę. Ačiū tau. Ačiū, kad esi. Ačiū, kad kuriame ryšį, kuris yra iš kartų į kartą, kuris yra protėvių moteriškos linijos atstatymas. Kviečiame gegužės 10, 11, 12 dienomis į meilės namus pas Simoną Kupetienę, nuostabią šiltą moterį, organizuojančią moterų stovyklas, ir visa širdimi siunčiame šitą žinutę visom dukrom, mamom, mergaitėm, moterim, Taip, sesėm ir sielos draugiam. Taip. Visom.